Klausyk, Levinai, aš galiu iš vis nevalgyti, tik padaryk, kad ten kaip nors tyliau. Tai kad jau va, viskas iškėpė. Aš, pavyzdžiui, Amerikai pratau sočiai pusryčiauti. Sveiki, pusryčiai yra... Nesvarbu. Skanaus. Ačiū ir tau. Klausyk, o tu man primink, ko tu grįžai į Lietuvą, aš kažkaip pamiršau. Tu nepamiršai, tu tiesiog neklausai. Tu vakar visą naktį pasakojai, kaip tave metė Santuokų rūmuose. Tai, sorry, mane galima suprast. O tai ko grįžai? Na, pasilgau Vilniaus, klinikos, jūsų pasilgau, galvojau, kad ir jūs nors kiek manęs pasilgot. Tai grįši pas mus dirbt? Vargu. Vakar iš Naudžiūno konkretaus pasiūlymo taip ir negavau. O aš prieš jį nesirašiau žemintis. Ai, tai tu nesiparink, aš galiu vietoj tavęs paprašyti. Man vis tiek dzin. Į mane neseniai viena gražuolė Santuokų rūmuose kojas nusivalė, labiau manęs nieks nebepažemins. Na, nežinau. Aišku, kad tai padėtų. Eik tu, manyk, kad jau pas mus dirbi. Maldauju jūsų, daktarį Rimantai, priimkit Leviną dirbti atgal. Aš per amžius jūsų geros širdies neužmirčiu, maldauju. Tokis klaunė. Pasakykit, kad priemat Leviną dirbti, tada atsistosiu. Kurių galvo šį turėčiau priimti? Tavo mamytė prieštaraus. Nu gerai. Priimsiu aš Leviną, tik nebemasažuok čia man gydytojų kambario grindų. Ir pasakyk tam Leninui, kad nuoširdaus atsiprašymo, malonaus pokalbio ir svarbiausia, diplomo man pilnai pakaks. Gerai. A ko Silvutė žiovauji? Gal repetavai ilgai pirmą povestuvinę naktį? Nu, tai gal tu baigsi, ką kiekvieną rytą su to pačiu jo keliu. Nieko nerepetavau, viskas jau seniai surepetuota. Oi, o ką man sakyti, kai aš tave pamatau, tu vis laiką žiovauji? Aš tau 5 kartus jau sakiau, aš žiūriu naktimis serialą, dėl to ir neišsimiegu. Dvejetas piščiukui, dvejetas su minusu. Tokia graži, tokia puikiai jauna sužadėtinė, o žiūri serialus. Man atrodo, tu kažkur ėjai. Ejau, padėk man nešti, galėsi papasakoti apie savo serialus, aš irgi pasižiūrėsiu. Aš tik baigsiu rašyti, gerai? Labadiena. Sveiki. Panelė Silvija, ką jūs veikite šiandien vakare? Statysiu kažkam klizmą. O, Stasy, čia tu? Aš galvojau, kad jau nebeprisiminsi. Labas, Silvui. Ką tu čia veiki? Aš čia nieko rimto. Keli tyrimai ir viskas. Na, išskyrus, aišku, tave. Kaip suprasti, išskyrus mane? Na, tugi tokia rimta grasinė klizma. Ai, supratau. Gerai, aš pakartosiu klausimą. Ką jūs šiandien veiksite vakare? O tai čia vienintelis klausimas? Kaip tik bus ir labai daug. Tik žinai, juos norėčiau užduoti tokioje kitoje aplinkoje, kokioje nors jaukioje kavinėje ar panašiai prie tauraus, brangaus gėrimo. O tau už tokius klausimus žmona inkstų netidaužė? Žmona, jie neturi teisės, mes svetimi žmonės. Išsiskyrė ar ką? Aš užmiršau tą baisę moterį. Dabar mus sieja tik alimentai. Na tai jo vaikelis? Na, taip ir vaikelis, taip, bet, žinai, aš taip džiaugiuosi, kad čia tave susitikau. Mes turime tiek visko pasipasakoti, tiek laiko jau praėjo. Na tai ką tu veiksi šiandien vakare? Nežinau. O tave iš vis išleis? Mane? Kas galėtų mane sulaikyti? Viskas tvarkoja, gerai, aš lėkiu, užrezervuosiu staliuką. Gerai? Nesupratau, kas čia buvo. Šitas? Nu. Čia vienas toks ožys, vardu Stasys. Nu, kad ožysas aš supratau, bet kodėl tu su juo kažkur eini vakare? Yra toks reikaliukas. Silvutė, tikrai nereikia. Taigi vestuvės čia pat. Nereikia tų ožių. Nori, aš pasakysiu piščiukui, kad neleisiu tau tų serialų žiūrėti. Tik... Angelė, tu ką visai jau? Aš nenoriu būti neištikima Laimiui. Aš tiesiog šitą išgamai noriu atkeršyti. Jam? Už ką? Už tai, kad jis man pripudrino smegenis. Jis sakė, aš myliu, bet vis gyventi negaliu. Tiek už manęs ir išvažiavo į povestuvinę kelionę, įsivaizduoji? Po 6 metų sugrįžo ir dabar ką, sako, einam į kavinę? Aha, priežastį supratau. O kaip tu jam atkeršysi? Tu ką, nueisiu į kavinę, užsisakysiu brangiausių patiekalų, o paskui, kai pradės kažką siūlyti, tai pasakysiu, kad išteku. Tai žinok, aš būsiu labai žadanti. Super planas. Nedelsdama pradėk vykdyti. Labas. Sveikas. Aš tik šiandieną ryte parskridau iš Bostono. Super. Su kuo likai po skyrybų? Su tėčiu ar su tėčiu? Ne, jie susitaikė, viskas vėl gerai. Sveikinu. Aš tau čia turiu dovaną, dovana buvo tau ir Ugniai visų proga, bet aš paprasčiausiai tik šiandien ryte sužinojau, kad tai viskas taip išėjo. Gai, Piteri, nesiparink, viskas gerai. Kas čia yra? Čia yra blenderis. O, blenderis. Žiauriai geras daiktas.
Man labai, aš be blenderio niekaip. Aš su juo silkę trinu. Ta prasme, žuviai? Ne, Alvydai, žuvies su juo geriau negaminti. Gerai, negaminsiu. O kaip tu šiaip laikais? Puikiai. Turiu 200 gramų nuostabaus palaikymo. Labai gerai, Piteri, labai gerai. Aš labai tikiuosi, kad jūs suprasit, kad aš esu jau nebe rezidentas, o aukštos kvalifikacijos gydytojas, turintis įvairios patirties užsienio klinikose. Jau, dabar prie žmonių, tai aš jau į tave kreipsiuos tik tai jūs. Tu debilas, Levinai. Tu gal Amerikoje galvą pametėjai? Kurių velnių čia grįžai? Tai aš kaip mokslininkas noriu judėti į priekį, noriu vystyti savo tyriamąjį darbą. Na, Amerikoje tam yra daug visokių socialinių visokių trukdžių. Na, suprantat, tai ten žaliosios kortos, visokie leidimai dirbti. Bet aš esu savo šalies patriotas, todėl noriu dirbti būtent savo šalį. Eik tu savo, kaip pavarei. Patriotas šlykščiai skamba. Gerai, man atrodo, vaikeli, kad tu man meluoji. Ne, nemeluoju aš, tai yra griniausia tiesa. Na žinoma, negi tu savo švarų, baltą gyvenimo lapą suteptum melu. Eime, pravesiu tau šiokią tokią ekskursiją. Alvydai, aš žinau, dėl ko tu geri, bet patikėk, alkoholis tau nepadės. Atsiknis, Piterį, nepadėtų, negerčiau. Aš žinau, ką sakau, 100 kartų buvau tavo vietoje, mane taip pat mesdavo merginos. Ką, taip pat santuokų rūmuose? Ne, bet ne tai svarbiausia. Suprask, alkoholis čia nieko nespręs, nebus nuo jo tau lengviau. Tau reikia išsišnekėti, išlaisvinti savo skausmą. Kiek tu kartų nuo tos dienos verkiai? Kiek verkiau? Nė karto. Ai, vieną kartą verkiau, kai nespėjau alkoholį nusipirkti iki 10. Aš taip ir galvojau. Aš rimtai, Alvydai, tau tiesiog būtina tai padaryti. Ir aš esu pasiryžęs tavęs išklausyti. Viskas liks tik tarp mūsų. Atsiknisk, Piterį, aš nesiruošiu niekam nieko pasakoti, o tuo labiau bliaut. Man ką, 10 metų? Štai lietuviško mentaliteto bėda. Jūs viską laikote savyje, jums gėda verkti. Nuo to anksčiau ir miršta vyrai. Ir dar nuo tokių kokteilių, žinoma. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti? Gerai, viskas, einu pas sanitarus. Jie bent proto neknis. O, Stasys Stasevičius. Turiu jums gerą naujieną. Poryt operacija. Kaip? Kokia operacija? Operacija vadinasi išrašom Stasevičių iš ligoninės. Mums šie sveiki žmonės nereikalingi. Aš jau išsigandau. Bet jūs nenusiminkit, gal dar ką nors surasim. Nors abejoju. Daktare, jeigu čia taip jau viskas gerai išeina, gal jūs galėtumėt mane šiandien trumpam išleisti į laisvę? Įsivaizduojat, aš čia sutikau savo seną meilę ir mes šiandien vakare susitarėm, na, žinot, šį beitą. Nu, šis beitas jūsų ligos istorijai neturėtų pakenkt. O jeigu nepaslaptis, ką jūs ten tą pasikvietėt šiam beitam? Silvija, pas jūs čia dirba seselė. Silva. Nu, taip, yra tokia. O tai jūs, ja, kaip čia pasikvietėt ir jį tiesiog sutiko? Na, taip, o ką? Ne, nieko. Taip, klausiu. Ji ne prieš, jūs ne prieš. Šis beitas ne prieš. Sveikit. Nors jūs ir taip sveikas. Tai va, skrydis buvo apie maždaug 14 valandų ir turbulencija buvo tokia, bet nebaisi tikrai. Leo, ką tu čia? Atsiprašau, daktarė, tai labai svarbu. Leo, aš nesuprantu, kas čia darosi. Klausyk, kada tu grįžai? Šiandien anksti ryte, o tu negalėjai manęs to paklausti koridoriui? Galėjau. Klausyk, tu atsimeni tą pokalbį Bostone bare? Taip, atsimenu. Look, today I was in a hospital and there is a rumor that you are deported from the country. Piteri, gal kalbėkim lietuviškai. Tai negandas, mane iš tikrųjų deportuoja. Šit, aš galvoju, kad tai bairis, už ką? Už seksualinį priekabiavimą prie vienos medicinos sesers. Vis dėlto tai bairis labai jokinga. Tu ir priekabiavimas. Piteri, aš rimtai, aš net negalėjau pagalvoti, kad 2 komplimentai ir 1 smirktelimas gali būti traktuojamas kaip priekabiavimas. O pas jūs šalyje pasirodo gali. Crap. Sorry, ir ką, jau tave tai teisė? Na, aš pirmą kartą susiskau su įspėjimu. Kaip tai pirmą kartą, ką buvo ir antas? Na, supranti, aš pasigėriau ir pagalvojau, kad ji nesuprato, kad mano ketinimai rimti. Todėl aš nupirkau šampano, pasiėmiau gėlių ir gaisrininko kopėčiomis užlipau pas ją per langą. Galvojau, paimsiu romantiką. You are a crazy man, you know? Bet taip ir teisėjas sakė. Tai žodžiu, įsiveržimas į svetimą teritoriją, teistumas, deportacija. Ir ką tu galvoji taip elgdamasis?
Piterė, aš metus nebuvau matęs moters, aš ne ta vieta galvojau. Tai aš tikiuosi, tu apie tai niekam nepasakai. Ne, niekam. Ačiū tau. Jeigu kas nors apie tai sužinotų, aš galėčiau karjerą savo palaidot, pats supranti. Ačiū tau dar kartą. Palauk, Leonidai, man atrodo, yra viena problemėlė. Manęs paprašė, kad aš Bostonui perduočiau tavo dokumentus, tai aš ir perdaviau. Tik nesakyk, kad jie buvo pilkame aplankale. Pilkame? Blemba, taigi ten yra visa informacija, ten apie viskas yra surašyta, apie teistumą, apie deportaciją. Blemba! Atleisk, Leo, aš kažkaip nepagalvojau. Taigi jie turėjo paštu tą išsiųst. Kam tu jį perdavai? Į personalą, kaip? Nu ką, Laimutė, aš tau galiu pasakyti. Tau žiauriai pasisekė. Toliau. Kas toliau? Kad tu manai, kad jis mus girdi? Jamgi koma. Kolega, nesiklausom svetimų pokalbių. Ar aišku? Va, matai, jam aišku. Tai žiūrėk, viskas padaryta. Tau yra puikiai proga nusiplauti nuo vestuvių su Silvija. Įsivaizduok, mano vienas pacientas šiandien pakvietė ją į pasimatymą ir jis sutiko. Jauti jėgą. Eik tu. Nu ir man šokas. Čia rimtai? 100%. Tai va, eini pas juos, aptinki, iškeli sceną ir vėl laisvas. Palauk, negali būti, Silva nesutiktų. Tu matai, koks tau gydytojas teko? Kažkoks mėmė. Tu nori tuoktis ar ne? Ne, man tik paprasčiausiai labai keista. Tai jeigu tu netiki manim, tai tu nueik dabar pas ją ir pakvieski vakare kur nors išeit. Ir pamatysi, ką jį pasirinks. Melskis, kad ne tave. Alvydai, žinai, aš pagalvojau apie tave ir Ugnę ir vis dėlto jūs buvote nuostabi pora. Jūs labai tikote vienas kitam. Nesupratau. Aš rimtai, aš tikrai taip galvoju, pats pasižiūrėk. Kokie jūs žavus. Čia aš jūs nufotografavau, kai šventėme per jūsų sužadėtuves. Tu gal durnas? Kam tu man šitą šūdą rodai? Alvydai, aš noriu, kad tu išlietum savo emocijas, kad tu atsivertum, kad tu paverktum. O, matai? Viskas apsižliumbiau. Beje, Alvydai, žinai, kas blogiausia, kai tave meta? Kiekviena smulkmena gali išvesti tave iš dvasinės pusiausvyros. Beviltiška bėgti, Alvydai, neigiamos emocijos tik kaupiasi. Pasakyk, ką dabar jauti. Pradėk. Alvydai, gal pasižiūrime vakare kokį nors filmą? Galime pas mane, galime pas tave. Žinoma, geriau būtų pas tave, dabar tu vis tik vienas gyveni. Pala, aš čia kaip tik pasidariau tokį filmų sąrašėlį. Mano geriausia draugo vestuvės, vestuvių planuotoja, pabėgusi nuotaka. Ką tu dirbi, durnas? Alvydai, nieko neprimena, čia juk Ugnės kvepalai, jinai paliko spintelėje išeidama. O, Alvydai, sveikas, sėskis, kaip tik arbatos padariau. Alvydai, norėjau sužinoti, jūs samdėtės vestuvėms operatorių, gal pas jį dar yra likusi medžiaga iš Santuokų rūmus? Norėčiau pamatyti tavo veidą, kai sužinojai, kad Ugnė pabėgo. Piteri, dar žodis, aš tave į sieną sumūrysiu, užknisai mane šiandien. Matai, mano būdas veikia, dar tau net lūpa dreba, dar vos ir pradėsi verkti. Man viskas dreba, nes aš laku savaitę ir dar dėl to, kad tu mane užknisi. Dar užsiminsi apie vestuvės arba Ugnę. Pats bliausi, pažadu tau. Daktarė Jūratė, galima? O, užėjai, Leonidai. O, kaip tik gavau tavo dokumentus, tu gal dėl to ir užėjai? Ne, aš norėjau pasikalbėti dėl atlyginimų. O ką čia kalbėtis? Geras tas tavo atlyginimas. Aišku, ne pats didžiausias, bet tikrai geras. O grafikai kaip? O ką grafikai? Čia jau viskas nuo tavęs priklauso. Tu puikiai žinai, kad pas Naudžiūną visi grafikai yra sąlyginiai. O maitinimas mokamas bus? Kas čia per klausimas? O kada jis buvo nemokamas? Kas čia vyksta? Viskas gerai, jums to tiesiog nereikia žinoti. Levinai, tu štai atiduok dokumentą, gal aš nuspręsiu, ką man reikia žinoti ir ko nereikia žinoti. Neduosiu. Tu štai jau, Rimai, kas čia vyksta? Išplėšia dokumentą ir netiduoda. Atiduok dokumentą, Levinai. Greitai man sakyk, aš čia pripėckioto, nes visus metus priversiu tavęs sanitaru arba valytoju dirbti. Ten nieko tokio nėra, daktarė Rimantai. Nieko tokio? Turbūt labai gardaus kažkas, jeigu norėjai į burną tau susigros. Gerai, nenori, nereikia. O, mes ligoninėje turim savo Google Translatorių. Skambink Piteriui, jisai išvers. Silva, aš pagalvojau, gal nueinam šiandien vakarė į kiną. Šiandien? Šiandien. Žinok, Laimė nepavyks šiandien. Nu, būtum pusvalandžio bent jau anksčiau pasakęs, o gal rytoj? Nežinau, galim rytoj. O kas per reikalai? Nu, nieko ypatingo. Tiesiog draugė paprašė, kad katiną pamaitinčiau. Žinai, gyvūnas gi nebus nevalgęs. Gerai, rytoj, tai rytoj.
Taip. Piteri, mes tavęs paprašėm išversti iš anglų į lietuvių, o ne į karvių kalbą. Užtenka mygti, sakyk, kas parašyta. Suprantate, čia ne viskas įskaitoma. Piteriuk, aš tavo snukutis apjaurosiu. Ok, čia parašyta, kad Leonidas Levinas yra puikus gydytojas ir daug vilčių teikiantis mokslininkas ir daug tyrimų... Koks mokslininkas? Koks čia mokslinis tyrimas su žodžiais arrested, sexual? Arba va, deported, aš tokių medicinoje terminų neatsimenu. Na, Levinai, tavo šakės. Tai pamanyk, Juratėlė, vos kriminalinio nusikaltėlio į darbą nepriėmiau. Tikrai. Gal į lavoninę paskirti dirbti, ten tikrai nebus prie ko priekabiauti. Pakaks. Aš jums viską paaiškinsiu, tai yra tiesiog paprasčiausias nesusipratimas. Ir aš labai norėčiau, kad šita informacija liktų šitam kambarį. Na jau tikrai, kad ne, Levinai. Pirmiausia, tave reikia nubausti už tai, ką tu padarėjai. O antra, aš negaliu atimti žmonėms galimybės gerai pažvengti. Po 20 minučių visa klinika žinos apie tavo romantiškai kriminalinį žygdarbį. A ne, Jūratė, padėsi man? Sveikas sugrįžęs. Šlovingas sugrįžimas, Levinai. Kas? Nieko, žinai, kažkaip labai gera. Jūsų sąskaita? Ačiū. Stasiuk, kiek aš tau ten skoloj? Ne, baig, tu tą šiuk laišinė. Man kažkaip nepatogu, tu toks džentelmenas. Liaukis, mes tiek laiko nesimatėm. Na, jeigu tau nepatogu, tai tu galėtum tą džentelmeną pasikviesti pas save. Pas save? O ką? Mes dar turime tiek daug visko prisiminti. Pasimam vyno, važiuojam pas tave ir prisiminsim, žinai, ką nors tokio labai malonaus, ką? O tu visai nepasikeiai. Aš nepasikeičiau, klausyk, aš labai pasikeičiau. Aš tau viską išsamei papasakosiu ir parodysiu po antklodę. Važiuojam? Važiuojam. Aš pamiršau, aš turiu vaikiną. Ir visai greitai mūsų vestuvės. Žinai ką, gal tu vienas po tą antklodę, gerai? Blemba, Silva, tu negalėjai apie tą vaikiną papasakoti anksčiau, ką? Dieve, vargšiukai, nusiminiai. Aš puikiai tave suprantu, nes aš buvau panašioj situacijų. Vienas toks niekšelis man irgi nieko nepasakė ir išvarė į tropikus savo subinės deginti. O, supratau, tai čia kerštas? Taip. Silva, aš kažko nesupratau. Tai čia tavo rimti reikalai. Šito katinėlio tu važiavai šerti. Laimė. Ką laimė? Aš tavim tikėjau, pasitikėjau. Aš galvojau, kad tarp mūsų viskas tikro. Dabar viskas. Tik čia senas mano pažįstamas. Ai, senas pažįstamas. Nu, aišku, tada viską keičia. Su senais pažįstamais gali daryti, ką nori. Tik be manęs, iki. Aš tau viską paaiškinsiu. Nieko, man nereikia aiškinti. Tu mane išdavė, uždavyščio aš neatleidžiu. Vestuvių nebus. Va, ženykis už šito. Tu bent jau žinai, kas čia yra. Čia paskutinis niekšelis. Silvutė, stop, tai labai bloga mintis. Klausyk, tu mane praspyrei, o dabar nori, kad jis man dar išmaltų snukį. Ačiū, nereikia. Tarp mūsų nebuvo nieko. Aš labai atsiprašau. Laimės jums abiems. O, matai? Jis sakė, praspyriau, aš jį praspyriau. Nematau ir nemačiau ir nematysiu. Viskas, man visi meluoja ir aš noriu išeiti iš čia. 5 minutės man duok. Nieko man nereikia aiškinti ir taip viskas akivaizdu. Tai va, aš kol atsigavau, žinok, ir šiandien aš jį matau, šitas niekšelis va čia sėdi. Jisai mane dar kabint bandė, tai aš bandžiau parodyti jam jo vietą, supranti? Aišku. Tu manim netiki? Tikiu. Bet koks tu nusiminęs dabar? Aš nenusiminęs, viskas gerai, aš tiesiog persinervinau. Tai aš irgi persinervinau. Manęs dar niekas taip nėra pavydėjęs. Nu taip, aš pavydus. Ir žinau, su manim yra nelengva gyventi su tokiu pavydžiu. Nieko, pavydį vadinasi myli. Ir žinai, jeigu dar tokias scenas kelia, tai vadinasi myli labai stipriai. Labai atsiprašau, bet ar jūs ruošitės apmokėti sąskaitą? Alvydai, man atrodo, žinau, kaip tau padėti pravirkti. Aš supratau, kur tavo bėda. Šiandien tu esi mano vaikščianti bėda, Piteri, todėl geriau net nepradėk. Aš rimtai, aš turiu mintį ir jeigu jinai nesuveiks, aš paliksiu tave ramybėje, pažadu. Tu ką, man dujų akis pripurkši? Ne. Žodžiu, žinau, kad tu nenori išsikalbėti ir išsiverkti, nes tu galvoji, kad tikrai vyrai taip nedaro. Todėl leis paklausti, kaip tau atrodo, ar aš tikras vyras? Kaip ir jo. Nors kai susipažinom, aš truputį abejojau. Puiku, tuomet aš tau to įrodysiu, kad išsikalbėti ir išsiverkti tai nėra jokia silpnybė, o kaip tik sunkus sprendimas, kurį sugeba priimti tik tikras vyras. Tu ką čia dabar pradėsi verkt? Ne, taip pat, tai imsiu ir apsiverksiu. Prisimeni Kristę, su kuria susitikinėt pradėjau prieš išvažiuodamas į Ameriką. Palauk, tai tu Kristę pasiėmė į Ameriką tam, kad ji nugalėtų savo homofobiją ir jinai tapo lesbietė? Taip. Ir tada tave išdavė su tavo buvusia? Aš esu išklupau mūsų lovoje. Sorry, Piteri, bet žiauriai juokinga.
Iš pagarbos galėjai išeiti į koridorių pažvengti. Jo, gera mintis. Žyb jau metas namo. Jei taip nesažininga, aš pasakiau savo istoriją, o kur tavo istorija? Mano planas turėjo suveikti. Tai suveikė, matai, biškiai apsiverkiau. Nu, neišliūdėsiu iš juoko, bet gal tau pačiam irgi geriau pasidarė. Jeigu atvirai, tai nelabai. Kaip tavo toj gertuvėlėje dar yra skyščio? Ne, bet per gatvę naujas baras atsidarė, manau, kad jie galės mums papildyti.